Norint atlikti specializuotas patalynės nuomos su skalbimo modulio užsakymus, prisijungus prie CPOE sistemos, įsitikinkite, kad pirmiausiai esate prisijungę su pirkėjo paskyra. Tuomet su pirkėjo paskyra spaudžiamas katalogas meniu punktas ir susirandamas modulis. Atidarytame modulio specifikacijos komplektacijos lange nurodomi papildomi duomenys, tokie kaip skalbimas užsakovo nuosavybės teise valdomų skalbinių, kurių preliminarus kiekis matuojamas kilogramais per mėnesį, arba nurodomas skalbimas užsakovo nuosavybės teise valdomų skalbinių, kurių preliminarus kiekis matuojamas vienetais per mėnesį. Nurodomas skalbimas užsakovo nuomojamų skalbinių, kurių preliminarus kiekis matuojamas kilogramais per mėnesį. Ir pasirenkamas nuomojamos patalynės komplektai. Pasirinkus komplektą, nurodomi sudėtinių dalių kiekiai. Užpildžius specifikacijos komplektacijos duomenis, norint įdėti specifikaciją į krepšelį, lango viršuje spaudžiamas į krepšelį įdėjimo mygtukas. Norint patekti į krepšelį, modulio specifikacijos komplektacijos lange dešinėje pusėje spaudžiamas krepšelio pavadinimas. Krepšelis viduje, krepšelis žingsnyje norint pakoreguoti įdėtos specifikacijos komplektacijos langą, spaudžiamas specifikacijos pavadinimas, po kurio pateksime į komplektacijos lango redagavimą. Pakoregavus duomenis, spaudžiamas išsaugoti mygtukas, grįžti į krepšelio langą. Taip pat krepšelio lange nurodoma maksimali lėšų suma. Užpildžius šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Adresai ir kontaktai žingsnyje nurodomi atsakingi kontaktiniai asmenys, bei pasirenkame adresai paslaugų teikimo vietos. Nurodžius šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Vertinimo nustatymo lange pasirenkamas pasiūlymų pateikimo terminas ir pasirenkamas pasiūlymų vertinimas pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį. Nurodžius šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Pirkimo sąlygų lange nurodomi pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis mėnesiais. Nurodomas numatomas nešvarių skalbimų paėmimo dažnumas kartą į mėnesį. Pasirenkamas įsipareigojimas nupirkti paslaugų ne mažiau kaip procentų ir pasirenkamas ar reikalavimo pirkimo sutarties vykdymo užtikrinimo priemonė. Nurodžius šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį, kuriame galima peržiūrėti nuo krepšelio iki pirkimo sąlygų nurodytus duomenis. Juos peržiūrėjus, spaudžiamas pirmin pateikti auditui mygtukas, kurį patvirtinus pirkimas perduodamas atsakingiems CPOE darbuotojams pirkimo auditavimui. Po krepšelio auditavimo ir paskelbimo, prisijungęs prie CPOE tiekėjas, norintis dalyvauti specializuotos patalynės nuomos su skalbimu modulio pirkime, spaudžia užsakymą į meniu punktą ir aktyvus nedalyvaujamas skiltyje susiranda specializuotos patalynės nuomos su skalbimu modulį ir spaudžia sukurti pasiūlymą. Atidarytame specializuotos patalynės nuomos su skalbimu pasiūlymo lange, tiekėjas norintis pateikti pasiūlymą uždeda varnelę prie dalyvauti ir norėdamas įvesti kainą, paspaudžia specifikacijos nuorodą. Po kurio paspaudimo pateikiamas specifikacijos komplektacijos langas, kuriame tiekėjas turi nurodyti paslaugos kainą už mato vienetą. Nurodžius šios duomenis, specifikacijos komplektacijos lange einant žemyn tiekėjas gali peržiūrėti visus pirkėjo nurodytus duomenis. Norint išsaugoti pasiūlymo kainą, lango apačioje spaudžiame saugoti mygtukas. Pagrindinio pasiūlymo lango einant žemyn, jeigu pirkime buvo pasirinktas pasiūlymų vertinimo tipas pagal kainos ir kokybės santykį, prasiskleidus kokybės kriterijai skiltį, tiekėjas gali peržiūrėti vertinime naudojimus tiekėjo nuosavybės teise turimos tunelinės skalbyklų skaičių. Tuomet, einant langų žemyn, jeigu yra poreikis nusirodyti subtiekimo informaciją, prasiskleidžiamas skiltis ir nurodomi subtiekėjai. Nurodžius šios duomenis, einant langų žemyn, tiekėjas turi nurodyti tiekėjo už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį. Prieš pateikiant pasiūlymą, tiekėjas turi nurodyti konfidencialią informaciją ir prieš pateikiant pasiūlymą, pažymėti, kad patvirtina, kad Europos bendrajų viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri pateikta CPOE LT, yra nepasikeitusi. Nurodžius šios duomenis, norint pateikti pasiūlymą, spaudžiamas mygtukas pateikti pasiūlymą. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui ir sistemai atlikus pasiūlymų vertinimą, tiek pirkėjas, tiek tiekėjas pirkimo peržiūros lange, rezultatai žingsnyje gali peržiūrėti pirkimo rezultatus su tiekėjų eile. Pirkėjui, norint inicijuoti pirkimo sutarties pasirašymą, pirkimo rezultatų lange spaudžiamas inicijuoti sutarties dokumento pasirašymo mygtukas.
Atidarytame lange peržiūrima informacija susijusi su sutarties tekstu ir lango apačioje pasirenkamas pirkėjo pasirašantis atstovas. Nurodžius šius duomenis, spaudžiamas mygtukas inicijuoti sutarties pasirašymo dokumentą. Atidarytame sutarties pasirašymo inicijavimo lange pasirenkamas pasirašymo būdas ir atliekamas sutarties dokumento pasirašymas. Pirkėjui atlikus pirkimo sutarties pasirašymą išsiunčiamas pranešimas laimėjusiam tiekėjui apie laukiamą sistemoje pasirašyti dokumentą. Prisijungusiam laimėjusiam tiekėjui prie sistemos ir atsidarius įvykusį pirkimą, kuriame jisai laimėjo, rezultatų lange spaudžiamas laukiamo jūsų organizacijos pasirašymo dokumente mygtukas. Atidarytame sutarties inicijavimo lange, norint pasirašyti pirkimo sutartį, pasirenkamas pasirašymo būdas ir atliekamas pirkimo sutarties pasirašymas.